Sveiki visi, esu Žygimantas iš Alytaus profesinio rengimo centro. Šiandien parodysiu, trumpai pristatysiu, kaip atrodo darbas su lazeriu. Tai čia yra valdymo pultas. Pagrindinės mums reikalingos funkcijos yra, tai važiuoja lazeris link mūsų, spaudus į apačią, į viršų kyla tolyn, į kairę, į dešinę. Jeigu laikom nuspaudę briedžio simbolį, spaudžiam rodiklę, lazeris važiuoja greičiau. Jeigu pasirenkam sraigę, tada lazeris atlieka fiksuotus judesius, reiškia, nuvažiuoja kiekvieną kartą paspaudus mygtuką po 2 mm. Paspaudus mygtuką vidury, lazeris apvažiuoja detalės perimetrą ir parodo, kiek vietos užims detalė. Priklausomai kokį metalą norim pjauti, reikia parinkti tinkamą angaliuką. Tai angaliukas stovi ant lazerio galvos, jisai nusisuka. Ir angaliukai būna dviejų rūšių. Vieni yra double, skirti juodam metalui, kiti yra single. Tai ant angaliuko galit matyti, kad yra užrašas. Priklausomai nuo metalo storio parenkam skirtingą angaliuko diametrą. Šiuo atveju, kadangi pjausysim nerūdijantį plieną, tai naudosim single 1,2 diametro angaliuką. Nunulinus stakles reikia pririšti Z ašį, tai yra sukalibruoti, kadangi kiekvieną kartą pagal metalo rūšį yra uždedamas skirtingas angaliukas, tai mes pririšam Z. Kaip tai yra daroma, tai atsivarom visą lazerio galvą virš lakšto. Su Z ašies mygtukais privažiuojam, kad iki lakšto liktų apie 10-20 mm ir spaudžiam calibrate. Dabar nustatyta taip, kad atskaitos taškas yra dešinys apatinis kampas, reiškia, kad mes kur privažiuosim su lazeriu į kurią vietą, į viršų ir į kairę pusę pjaus mūsų detalę. Tai dabar privažiuojam ten, kur reikia. Prieš pradedant pjauti reikia įjungti mygtuko shutter, tam, kad būtų praleidžiamas lazerio spindulys. Tada pasirenkam, kokias detalės norim pjauti. Šiuo atveju pabandysim išpjauti šitos 3 pakabukus. Tai juos reikia tiesiog pažymėti. Jų brūkšniavimas linijų pasikeičia, reiškia, kad jie yra pažymėti. Ir jeigu viskas tvarkoja, galim pjauti detalę.
Taigi turim pagamintas detalės. Jeigu jūs norite išmokti ne tik dirbti su lazeriu, bet ir projektuoti, braižyti detalės, visa informacija video aprašyme.